Žinai tas dienas, kai atsikeli kupina energijos ir atrodo gali nuversti kalnus. Viskas eina lyg sviestų patepta ir atrodo išbraukinėjai vieną po kitos užduotis iš savo to-do list. Ir tada kitą dieną prabundi, atsiverti kompiuterį ir atrodo, kad toliau tęsi užduotis ties kuria dirbai, bet kažkaip atsiduri prie šaldytuvo ir galvoji, kągi čia skanaus užvalgai, tada tai šiandien nesportuosiu ir tada prasideda kokia nevykėlė, tai kam čia iš viso stengiuosi ir taip toliau. Užmeti savo tikslus ir tada vėl ieškai kažkokios naujos datos kaip gimtadienis, naujieji metai, pirmadienis, kada vėl pradėsi siekti savo svajonių. Jei ši situacija tau pažįstama, šis video skirtas tau. Geros naujienos. Tu nesitinginė ir tau netrūksta disciplinos. Tiesiog neturi susikūrusi sistemos, kuri derėtų su tavo vidinė energija. Šiandien kalbėsim, kaip iš tikrųjų veikia disciplina ir nuoseklumas, ypač mums moterims, kurių energija, emocijos ir hormonai veikia labai kitaip negu vyrų. Kai išmoksi įsiklausyti savo kūno ir jo siunčiamų ženklų, išmoksi natūraliai būti pastovi ir disciplinuota ir pasiekti savo užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Sveika atvykusi į mano kanalą. Čia kalbame apie meilę savo, vidinę ramybę, discipliną ir tapimą geriausią savo versiją. Jei šios temos tau skamba artimos, labai kviečiu prenumeruoti šitą kanalą. Iš naujo apibrėž, ką tau reiškia nuoseklumas ir disciplina. Atvirai pasakius, daugybę metų man žodis disciplina iš viso asocijavos labai su vyriška energija ir armija, nežinau kodėl, atrodo, turi keltis 5 ryto, valgyti grikių košę, nubėgti 10 km, 100 atsispaudimų ir taip toliau. Ir dėl to kažkaip gazdindavo ir visat manydavau, jeigu nesugebu ten 3 dienas išlikti disciplinuota, tai esu nevykėlė, iš vis kam čia stengtis ir tada po mėnesio vėl bandau kažką daryti ir vėl tas pats. Iš tikrųjų, man užtruko gana daug metų suvokti, kad disciplina ir nuoseklumas tai nėra kažkokia viena bangelė, kuri banguoja tolygiai. Vėlgi, kalbu būtent apie moteris. Taip yra todėl, kad vyrų hormoninis ciklas trunka 24 valandas. Dėl to jie tokie yra pastovus kiekvieną dieną, kur atrodo atsikeliu ir einu užkariauti pasaulį. Bet mes kitokios, mes moteris sukurtos visai kitaip. Mūsų nuoseklumas atrodo labiau kaip ritmas, tai ta bangelė gali būti, kad vieną dieną produktyvi, antra, trečia, ne, viskas, šiandien ne mano diena, tada lik ir geriau, vėl gerai ir vėl mažėja. Tai realiai tai yra tam tikras unikalus ritmas. Ir kai tu tą suvoksi, tavo visas požiūris pasikeis. Kai jau supratai, kad tas nuoseklumas gali atrodyti kitaip, labai svarbu yra apsibrėžti, kaip tavo produktyvumas atrodo tose dienose, kai tu turi minimumą energijos. Žinai, tas dienas, kai atsikeli ir atrodo, tu net į veidrodį nenori žiūrėti, atrodo, tokia savo visa nefaina, jėgų nėra ir tiesiog traukia prie žemės, kur atrodo nori tiesiog atsigulti, tai viskas yra su tuo normalu ir tu vis tiek gali būti produktyvi tą dieną, bet tiesiog tas produktyvumas atrodys šiek tiek kitaip. Pateiksiu pavyzdį, jeigu tu šiaip reguliariai sportuoji, vietoj to, kad nueitum ir apturėtum gerą gym session sporto salėje, nežinau, kojas kokias pasportuot, išeik pasivaikščio 10 minučių, gal nueik paplaukiot, o gal tiesiog atsitaryk langus ir prasivedink butą, kad tau įneštų tą šviežią oro gūsnį. Tai jau bus geriau, negu kad tu pasirinktum nieko nedarytą dieną, kaltint save ir vėl vadinti ten save nevykėlę ir visaip kitaip negražiai kalbėti. Kitas pavyzdys būtų, jeigu, pavyzdžiui, tu dirbi su socialinėmis medijomis, kuri reguliariai turinį ir buvai susiplanavus kažkuo pasidalinti, ir tiesiog, nesijauti gerai, ne kameros diena ir nenori nei filmuotis nieko, padaryk story, padaryk vieną kokį postą, kur tu savęs net nerodai ir tai jau skaitysis produktyvumas. Susikurk savo energijos lygių sistemą. Vėl grįžtam prie mano tos bangos. Apsibrėž, kaip tavo atrodytų diena, jeigu tu turi minimumą energijos, vidutinį ir max. Ta diena max, kai atrodo viskas, bet ką galiu pasidaryti. Tokiu būdu tu nesusikursi kažkokių neįgyvendinamų lūkesčių savo pati. Ir tas tau labai labai padės. Ir kai planuojas dieną, geriausia kitai dienai planuotis, lyg tu turėtum tą vidutinį energijos lygį ir kai turite atsikelsi, pažiūrėsi, kaip aš šiandien jaučiuosi, geriau, blogiau ir pagal tai galėsi pasirinkti, kuriuo keliu nori eiti tą dieną. Kita klaida, kurią turbūt darai, kad tu vartoji daug tos medijos vadinamos socialinio turinio, prisižiūri visokių influencerių, žvaigždžių, ten sporto trenerių ir taip toliau rutinų, ten kur rodo atsikeli ten a day with me, wake up 5 a.m., atsikeli 5 ryto,
nežinau, nubėgu 10 km ir tada kažkaip bandai, gal net nesąmoningai atkartoti tas rutinas, nes matai, kad jie yra sėkmingi žmonės ir tada matai, kad nieko nesigauna. Kitaip ir būt negali, nes realiai tu nežinai jų gyvenimo aplinkybių. Gal jie turi papildomai pagalbos, kuriem padeda, nežinau, tvarkyti namus, kaip pavyzdys. Gal jie turi sveikatos problemų, gal neturi, o tu gal turi, žinai. Tai dėl to pagal tai tu niekada negali lygintis ir aklai kopijuoti kažkieno rutinos. Turi susidėlioti savo, įsivertinti, kada tu šiaip jautiesi labiausiai susikaupusi, kada tu pajauti tą kūrybinį kvėpimą. Gal tau geriausiai iš vis kuriasi naktimis, o ne rytą ir tau tikrai nėra būtinybės keltis 5 ryto. Kitas patarimas - grupuok savo darbus tai savaitai. Tai pateiksiu savo pavyzdį, nes visai neseniai tapau mama ir mano pagrindinis darbas šiai dienai yra auginti mažą žmogų, pasirūpinti namais ir savo šeimą. Tai pačioj pradžioje aš kažkaip per vieną dieną bandydavau pasidaryti viską ir sulyginti, ir pagaminti maisto, ir apskambinti, ir daktarų vizitą ir taip toliau. Bet dabar susidėliau savaitį dienas, kad pavyzdžiui pirmadienis yra skirtas skalbimui. Tai visą pirmadienį aš ten skalbiu, lankstau, lyginu, susidėlioju ir reiškia, kad likusi savaitės laiką man net nebereikia mąstyti ten apie skalbinius ir galiu susifokusuoti ties kitais dalykais. Ir jeigu gali susikurti kažkokių šablonų, kurie palengvintų tavo dieną ir tiesiog galėtum atlikti greičiau užduotis. Ir ypač šiomis dienomis, kai turim tiek daug dirbtinio intelekto įrankių, kuriais gali ir susikurti ir meniu, ką valgysi, ir kaip pasidaryti darbus, atsakyti e-mailus greičiau ir taip toliau, tokiu būdu gali sutaupyti daug laiko ir skirti jiems tikrai svarbiems dalykams tavo gyvenime. Supras savo ciklą ir kaip veikia tavo hormonai. Stenkis neprisiplanuoti kažkokių didelių įvykių, kur turi kalbėti su žmonėm ir nori tiesiog jaustis puikiai, kai žinai, kad bus tos dienos, kai tave traukia prie žemės, pavadinkim taip. Aišku, ne visada įmanoma, bet kiek gali stenkis planuotis aplink tas dienas ir pamatysi milžinišką pokytį, nes tiesiog natūraliai turėsi tos vidinės energijos svarbiem įvykiam ir svarbiom dienom. Apibendrinant noriu pasakyti, kad yra viskas gerai, jeigu tu praleidi vieną dieną ar kitą dieną. Svarbiausia yra nekaltinti savęs ir su savimi gražiai ir švelniai kalbėtis, nes visą laiką aš bandau įsivaizduoti, žinai, tas blogas dienas, kai pradedi, va, ten nevykus, aš, kiti, va, ten tokį gerą gyvenimą susikūrė, man toli gražu iki jo, ar ten, nežinau, gali ten pagalbos turi, ten šeima turtinga ir taip toliau, net tame esmė. Esmė, kad tu turi gražiai ir nuoširdžiai su savim kalbėti ir palaikyti ir mylėti, nes niekas kitas už tavęs to nepadarys. Niekas neateis ir nepabels į duris ir sakysi, prašau, štai tau ant padėkliuko tavo svajonių gyvenimas, kurį esi susikūrus savo galvoje. Turi dėti pastangų ir priimti atsakomybę, galų gale už savo gyvenimą, nes tu tik vienintelė už jį atsakinga, niekas kitas. Ir leis savo būti žmogumi, leis klysti, mokykis iš savo klaidų ir kurkis tą rutiną, kuri dėrėtų grinai su tavo vidinė energija. Ir paskutinė mintis jau tikrai yra ta, vertink savo produktyvumą ir discipliną ne pagal vieną dieną. Tai yra labai netikslinga, kad pavyzdžiui šiandien kažkas nesigavo, tai nereiškia, kad nesigaus rytoj, ar poryt, ar kad užvakar nesigavo. Pasiimk savaitę arba net mėnesį, pasiskaičiuot, kiek dienų tu sąmoningai skyriai laiko, kad pasiektum savo svajonių ar kažkokių tikslų. Tik tokiu būdu tu aiškiai suvoksi, kad nuoseklumas tavo gyvenime gali atrodyti labai kitaip ir tai neturi būti maks produktyvumas kiekvieną dieną. Jei šis video surezonavo ir kažką viduje iškabino, labai kviečiu paspausti mygtuką like, taip pat prenumeruoti mano kanalą ir labai būtų įdomu išgirsti, koks būtų tavo tas minimalus veiksmas, kai tu turi mažiausią energijos lygį. Mano atveju tai yra nesvarbu, kad aš ir labai blogai jaučiuosi, aš nekalbu ten temperatūrą, jeigu yra, bet tiesiog, jeigu nėra energijos, visą laiką įsitraukiu jogos kilimėlį ir prasitampau. Tokiu būdu jaučiuosi, kad buvau produktyvi ir atlikau kažkokį veiksmą dėl savo gerovės, dėl savo sveikatos ir dėl savo vidinės ramybės. Ačiū labai ir iki.